Nebejojame, kad jums jau teko girdėti šį pirties pavadinimą – pasivaikščiojimas debesyse. Mes jau esame pasakoję apie šią pirtį, tačiau nepagalvokite, kad kartojamės. Šį kartą atvykome ne į Kauno apskritį, o prie Baltijos jūros, netoli Būtingės naftos terminalo, į Mini Sky Spot kempingą, kuriame ir įsikūrė antra pasivaikščiojimas debesyse pirtelė. Labas rytas, pirties mylėtojai! Kaip jų mūsų darbo sąlygos? Šilta jūra, puikus oras ir už manęs daromas vibroakustinis masažas. Štai tokia mūsų vasara. Mes keliaujame po Lietuvą, pajūriais pamariais. Ir šiandien mes susipažinsime su visiškai unikalia pirtimi, su jo šeimininkė. Ir tai, ką jinai daro, žiauriai gerai. Pamatę Mini Sky Spot, netekome žado. Aplinkui tik laukinė gamta, kopos ir jūra, o kempinge daug antikvarinės technikos ir antram gyvenimui prikeltų daiktų. Nustebino žmonės, nes jie visiškai atsipalaidavę. Toks jausmas, kad šią akimirką jiems niekas nerūpi. Tai ideali vieta teisingai pirčiai, kuri harmoningai įsiliejo į visą aplinką. Rūta, kaip atsirado tau pirti šitą? Šitą vietą surado sūnus, užtiko tokius labai gerus žmonės, Žydrių su Jurgiu. Ir jie ruošėsi statyti pirtelę, bet nežinojo kaip ir ką. O sūnus sako, mano tėvai pirtininkai, jie turi pirtį pasistatę pasivaikščiojimas debesyse sodyboje. Ir sako, mes galim pastatyti. Ir jisai pastatė. Ir man sako, mamytė, turėsi prie jūros pirtį, kur galėsi dirbti. Tai va tiesiog. Bet tu svajoji apie tokią pirtį? Tikrai nesvajoju ant jūros kranto. Tikrai tiesiog, man čia buvo vau. Man labai patinka saulė, vanduo, jūra. Ir va tai pagimė. Viskas ir suėjo. Dar pirtis tau patinka, žinau. Pirtis, kad būsiu pirtininkė tikrai ne, bet jau 25 metai gal daugiau. Ja esu. Bet 200 km nuo namų tau čia reikia atvažiuoti ir žmonės pirtinti. Man labai patinka. Aš nejaučiu to atstumo. Tie 200 km tai man čia juokas. Sako, kad jeigu daug kartų važiuoji tą atstumą... Žinokit, aš pasikraunu čia saulė, jūra. Tiesiog, man čia labai patinka. O kokie žmonės atvažiuoja čia pas tave, ateina į pirtį? O žmonės, žinokit, tai iš visur privažiuoja. Ir tikrai iš visų kampelių šalies ir iš užsienio atvažiuoja, ir vietiniai eina. Ar būna žmonių, kurie grįžta dėl tavo pirties? Tikrai taip. Pagrindė pastovus žmonės. Aš kiek žinau, tu labai mėgsti moteriškas pirtis, visą kitą, bet šią dieną ten pas tave vyrai, ten tik košia. Man čia buvo vau, kažkokia tai tiesiog tikrai galvau, kad susirinks moteris, nes šiaip pagrindė aš darau moterų pirtis, o mes su vyru darom bendras pirtis. Ir dabar vyro nėra, ir aš čia viena, ir susirinko vien vyrai, tai man čia buvo kažkas tai tokio. Bet šiaip, sako, rekomenduoja netgi, kad jeigu moteris pirtininkė, tai kad vyrai būtų, o atvirkščiai, paskui vyras ir moteris, kaip sakant, energijų apsikeitimas. Šiaip taip, bet dauguma, kaip užsisako pirti ir atvažiuoja vien vyrai, aš matau ir jaučiu, žiūri mane ir galvoju, ką ta moteris čia padarys. Čia nebus to garo, tiesiog, bet paskui išvažiuoja kažkokiam, tai tikrai būna, kad jie net pabėga ir to garo užtenka ir visko. Tavo pirtys yra tiesiog ten pilingas, visa kita, masažai. Ar kažkokia edukacija vedi kažką, tai būtent žmonėms papasakoja, dėl ko, kaip, kas, ar įdomu žmonėms čia? Pagrindė pas mane pirtis būna masažai. Daug visokių masažų darau, su bambuko lazdelėmis, su karštais akmenimis. Daugiau gal pirtis tokia kaip spa, pasakyčiau. Nuo celiulito visokie įvyniojimai, molio kaukės. Tai čia viskas? Moterims aktualu. Visiškai. Tai va, tai daugiau gal pasakyčiau pirtis spa. Čia tavo jau toks arkliukas, arkliukas, tos hobis, jo. Jo, vyrai mes tokie tos spa, galbūt taip, mums taip buvo nebuvę, bet mums karščių reikia, vanojimo reikia. Tai va, tą vanojimą, tą karštį darau ir aš, bet šiaip mes dirbam su vyru kartu ir jisai vyrus, aš moteris. Vis dėlto pasiskirstam. Pasiskirstam. Jeigu yra galimybė. Kokį, sakysim, vantų kažkokią tai įvairovę turi, kažkokių žolynų, kažko ypatingai, nes šita vieta tokia visiškai pajūrys ir galbūt kažką tu čia iš vietos kažką pasiėmė.
Iš vietos tai va kokia žolelės auga tiesiog, bet daugumą aš atsivežu iš savo sodybos. Jau viskas iš čia Jau važiuoja. viskas tenais važiuoja. Nu, vis arčiau namų, kaip sakant. Viskas namų gabalėlį atsiveži čia. Taip, taip. Ar yra sezono kažkoks sezoniškumas, kada čia viskas susidaro ir Šiaip, paskui viskas vasarą Kaip praėjo? sezonas nėra gal tokio. Yra užsakymas, aš čia atvažiuoju. Netgi žiemą galima? Net ir žiemą galima. O, geras. Ir labai fainai žiemą. Populiarėja, ko gero, Taip, šaltuoju taip, sezonu. taip. Na, taip. Aišku, pagrindas būna vasarą, bet atvažiuoju bele kada. Ir bet kokiu oru čia galima turėti šitą pirtelę, Taip. džiaugtis ją. Taip. Žinokit, čia taip gerai. Netgi kai tu kybai žemyn galvą, kojame viršų, tai tiesiog garas kojomis ateina iki galvos, ten viskas susimaišo, nueina į širdį ir tada tu supranti, kad tai yra žiauriai gera pirtis. Tipis didžiulis stovi pas tave. Taip, čia mūsų indieniška tokia palapinė, didelė ir šiaip labai faina tenais, laužas, mes ten arbatėlės geriame, darau moterų stovyklas, vaikų stovyklas. Prašom. Viskas čia yra. Miegam su moterims, gongais groju tenais, tiesiog. Ar yra ką, pavyzdžiui, ko tu nemoki? Nes tu viską moki, tu viską darai. Nežinau. Ir apskritai tu čia esi va šitos vietos, aš suprantu, tu čia tavo žodis yra visiems įstatymas, visi krenta, juokauju, aišku, bet labai, Šiaip tai labai klauso tavęs čia. Ačiū. Tai dar ką pasako, kad pirtininkė ar moteris, tai na iš vis yra apšu. Mes šiandien buvom, kur pasakė, kad pirtininką vadina dievu, žmonės ateina į pirtį ir sako, tu dievas esi. Tai va, tu esi deivė. Šiaip tai labai dėkoju Žydrūnui ir Jurgiui, kur jų čia yra ta teritorija ir kad leidžia man dirbti, kad ir sūnaus nėra gyvo, tiesiog ačiū jiems. Bet yra pirtis. Yra pirtis. O čia labiausias įprasminimas, ne? Taip. Tai va, ir svarbiausia, kad mama gali daryti čia tokius dalykus, tai pirtyje, jinai tiesiog čia, pasivaikščiojimas debesyse. Čia kai šokiai debesį, tai irgi šaudė. Tai ką, tau sėkmės? Ačiū. Sveikatos svarbiausiai ir aš čia sugrįšiu. Ačiū. Man čia patinka. Ačiū. Dėkui tau. Teisinga pirtis, lengvas garas ir jūra. Kas gali būti geriau? Jėga. Jūra. Čia yra debesų karalienė. Ir tas pasivaikščiojimas debesyse, su kuriuo mes buvom, yra fantastiškas. Ačiū tau, pažiūrėk, saulė leidžiasi, debesį, reiškia, bus viskas gerai. Ačiū Jums. Linkėjimai Ramūtui, mano vyrui, kuris negalėjo dalyvauti. Taip.